Danijos Esbjergo žuvininkystės muziejuje lankytojus pasitinka jūrų liūtai. Dirbtiniai, bet smagūs. Apsivilkę kostiumus, vaikai gali pasijusti pingvinais, ruoniais. Esbjerge yra didžiausias žvejybos muziejus Baltijos jūros šalyse. Daugybė akvariumų su šiaurės jūros žuvimis. Nuo jų ir prasidėjo muziejus. Salėse išdėlioti patys netikėčiausi eksponatai. Nuo šokiruojančių nuotraukų, kai išdorojami į krantą išmesti banginiai, iki žvejų laivelių, jų buities su natūralaus dydžio vaškinėmis figūromis. Šalia muziejaus ištisas žvejų kaimas, laivai, tinklų mezgykla, laivų dirbtuvės, parduotuvė. Originalūs pastatai buvo perkelti iš Esbjergo pajūrio. Esbjergo žvejybos muziejus įkurtas 1968 metais. Tuomet Danijos šiaurės jūros pakrantėse suklestėjo pramoninė žvejyba. Senoji, istorinė žvejyba nebeteko prasmės. Saugodami tradicijas, danai ją perkelė į muziejų.